Labas. Išaušo graži pavasario diena, tai nusprendžiau šiandien pakalbėti apie vištienos laikymą. Iš miesto žmogaus perspektyvos, kuris niekada negyveno kaime ir sugalvojo auginti vištas. Taigi, pradedam nuo pačių minimaliausių priemonių, ką tektų laikyti. Na, čia bardakas, tai nežiūrėkim. Pelės pradeda savo kelius daryti. Taigi, pašaras. Kombikorno nesu didelis mėgėjas, tai stengiuosi naudoti grūdinį mišinį. Toliau, būtinai svarbios higienos priemonės, pjuvenos. Viską išvalius naudoju kalkes. Mat, net čia prikratyta dar yra jų. Vitaminų mišinys ir nuo erkučių diatomito dulkės, granulės. Tai naudojamas išbarstyti, išvalius visą namelį. Ir kai erkutės prabėga pro juos, jų kiautai yra sutraiškomi, prabraižomi ir jos tiesiog per laiką išdžiūna nuo drėgmės ir miršta. Ir tai yra tiesiog ekologiškas būdas, nereikia purkšti jokios chemijos ir vištos gali tame pačiame namelėje toliau gyventi. Be to, pamiršau dar vieną svarbų dalyką. Kriauklio akmenuko mišinį reikalingą virškinimui. Nes jeigu ypač vištos neturi galimybės laisvai lakstyti, neprisirinks akmenukų ir kils problema su virškinimu. Ko šauki? Labai nepatinka, kai filmuoju su GoPro. Prie telefono yra įpratusios, bet su GoPro labai keistai žiūri. Juoda spalva. Nežinau, kas jiems asocijuojasi, bet labai atsargiai. Labas dar kartą. Šiandien, kaip ir minėjau, nutariau papasakoti apie naminių vištų laikymą. Tokių vištų laikymą. Ir nes tuo momentu negalėjom turėti nei katino, nei šuns. Turėjom ir turim papūgas. Taigi nusprendėm, kad reikia įsigyti kažkokį laukinį naminį gyvūną. Ir sprendėm, kad tai turi būti vištos. Tikrai ne dėl kiaušinių, tikrai ne dėl mėsos, nes kiaušinių net nelabai ir valgau. Svarbiausia pats veiksmas. Matot, apsuptas kaip šuniukų visada. Tikrai ne dėl to, kad turiu čia šiek tiek kruopų, bet ir šiaip. Jos tikrai, jeigu auginsite nuo mažens, apdovanosiu savo dėmesiu. Taigi, kiekviena višta turi savo asmenybę. Kaip ir žmogus, kaip ir katinas, šuo. Kiekviena yra švelnesnė, ramesnė, piktesnė. Sakykime, šita balta labai švelni, mėgsta prisilietimus, o štai ši pilka, tai neduok Dieve, jūs ją paliesit. Pasaulio pabaiga ateis. Ypač netai matosi žiemos metu, kai vištos mėgsta susiglausti, kai naktis yra šaltos, tai vyksta didelis susistumdymas ant laktos, nes baltoji labai mėgsta prisiliesti ir šilumą, o pilkoji visada stengiasi pabėgti. Amžius. Aišku, geriausia būtų nusipirkti kuo mažesnę, bet mūsų atveju mes nusipirkom, kai jos buvo kažkas apie 18-16 savaičių, kai dar nebuvo pradėjus kaltis, augti, skiauteris, dar mažytis. Tai jeigu negalit gauti viščiuko, tai tas amžius yra dar pats tas, nes kuo višta vyresnė, tuo bus sunkiau ją išmokinti kažkokių naujų dalykų. Kadangi pas mane yra laiko stygius, tai aš negalėjau išmokyti labai daug triukų, nes vištas galima išmokyti ir atbėgti, užšokti, užskristi ant rankos, šokinėti per kliūtis ar cirke net esu matęs video, kur atlieka ir dar įvairesnius, sunkesnius triukus.
Ir svarbiausia, reikia skirti laiko. Į dieną ne ilgiau 10 minučių, bet kasdieną, savaitę, 2, 3 ir po biškį jos prisipratins. Pirmiausia, parsivežus reikia leisti joms susipažinti su nauja aplinka. Tas pats kaip ir jūs nuvykstate į kokį naują miestą, naują šalį, jaučiatės išsigandę, nežinote, ypač jeigu neturėtumėt Google. Tikrai nesijaustumėt laimingi atėję pas ką nors į kiemą ir nežinodami nei kur jūsų lova, nei kur jūsų namelis ar dar kažkas. Taigi duokite jiems laiko. Net sakykime, pilkoji mums truko savaitę laiko, kol jinai išėjo iš aptvaro, nors baltoji jau tą pačią dieną lakstė ir valgė žolį. Taigi, kaip ir minėjau, kiekviena višta turi savo unikalų charakterį. Kad ir kaip būtų keista, višta turi protą ir labai skiria žmonės. Net skiria, negalim sakyti, kad išsirenka mėgstamiausią šeimininką, bet yra žmonių, su kuriais jaučiasi žymiai paprasčiau. Labiau atsipalaidavusios, nes aš esu pagrindinis jų treneris, mokytojas. Prie manęs tos pačius triukus gali višta atlikti ir ant kito žmogaus, bet jeigu manęs nebus šalia, ji tikrai to nedarys savo noru. Kitas dalykas, klausint, ar aš galiu auginti vištas. Niekada neauginkite vienos vištos, nes jos yra būrio paukščiai, tai bent minimum 2, mes turėjom 3, bet dėja viena mirė. Kodėl 2 ar 3 ar daugiau? Todėl, kad joms taip yra linksmiau, jos laiką leidžia poroje ar porose. Taip pat tarp vištų yra hierarchija, visada yra būrio vadas. Nesvarbu, kad nėra gaidžio, vis tiek bus višta dominantė. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Vištos yra labai triukšmingos. Tai įsivaizduokit, 5 ryto, višta padeda kiaušinį ir pradeda savo kiaušinio padėjimo dainelę. Tikrai nebus labai populiarus kaimynų tarpe. Jeigu sekmadienį 5 ryto jūsų višta pradės rėkti, šaukti, tai įvertinkite ir tai, kad kartais geriau mažiau negu daugiau. Plus jos ganėtinai daug teršia, tai reikia turėti vietą, kur išvežti visą jų panaudotą kraiką, nes į paprastą konteinerį nelabai tilps. Tas dalykas, svarbu ir išsirinkti tinkamą veislę. Taigi internetas begalinis, pasiskaitykite prieš pirkdami, nes kiekviena rūšis skiriasi ir charakteriu. Sakykim, kiek iš mano, nes mūsų prieš tai buvusi irgi buvo balta, tai ir šita balta, jos yra žymiai draugiškesnės palyginti su kitomis vištomis. Tai būtinai pasiskaitykite apie charakterį, kaip sutarė su vaikais, kurios yra triukšmingesnės, ramesnės, tylesnės, agresyvesnės. Taigi, pirmasis treniruotės. Kaip ir minėjau, niekada neskubėkite, stenkitės, kad kieme ar treniruojamoje vietoje nebūtų jokių naujų objektų, dalykų, nes vištos labai reaguoja į kiekvieną naują daiktą. Net ir šį kartą, kai yra pastatytas kameros stovas, jos labai įtariai žiūri tai. Ir svarbiausia tada nuspręsti, su kuri jūsų višta bus lyderė, nes kiekviena skirtingai reaguoja į treniruotės. Pradėkite pirmiausia bandykite prie jos prieiti ramiai. Na šiuo atveju, kadangi mes jau labai pažengę, tai jos pačios prie manęs prieina, nes pirmomis dienomis jos tikrai nuo jūsų bėgs, nes nežinos, ką jūs norit. Gal jūs norit jas iškepti, gal norit dar kažką negerai jums padaryti, tai jos tikrai nuo jūsų bėgs. Antras, visada turėkite aprangą, kurią naudojate turbūt kiekvieną kartą. Aš visada naudoju šitą megztinį. Reikia stengtis, kad būtų su kapišonu, patarčiau, nes ateityje jos tikrai norės atsidurti jums ant galvos, nes kaip ir kiekvienas paukštis, joms labai svarbu būti kuo aukščiau, ypač kalbant apie papūgas. Net ir vištos, kaip dabar jau už nugaros man bando. Ką aš sakiau. Gerai, eik šalin. Jo, šalin. Nu dabar, gerai, eik. Tai tą ir minėjau, kad gali atsidurti jums ant galvos. Taigi būkite tam pasiruošę ir kiekvieną kartą baigę treniruotės būtinai nusiplaukite rankas ir geriausia būtų turėti kelis rūbų komplektus. Taip pat teks
išskalbti į rūbus. Taigi, pradedam. Pratinkite, susiraskite savo mėgstamiausią maistą ir pratinkite jį, kad jos jį mėgtų. Kaip žinot, valgo beveik viską. Viską. Turiu omeny net mažas peles, paukščiukus. Teko traukti vieną kartą mažą pelę ją iš burnos, nes vaikšto po kiemą, žiūri, kažkas išlindė iš burnos uodegą. Tai teko net ir tą mažytę ištraukti, nes čiagi yra maži vaikščiantis dinozaurai. Taigi, bandome tada prisikviesti po biškį maistu. Kai jos pradės ateiti prie maisto, tada reikia pradėti daryti tokį dalyką. Turite savoje maisto, stengtis prisivilioti ir kad kuo arčiau ateitų jūsų kūną. Tada šita ranka, nesvarbu, kairė rankis, dešinė rankis, mano atveju bus kairė, laikote ranką ant žemės ir jums reikės priversti, kad višta atsistotų jums ant rankos. Tai užtruks laiko, kad jūs galėtumėt ją pakelti, kad jinai nebijotų jūsų rankos. Kai išmoks šitą daryti, tada reikia pereiti prie kitų etapų. Po biškį delną reiktų pakeisti į savo didesnę rankos dalį ir bandyti liepti jai užlipti ant pilnos rankos. Ir stengtis po truputį pakelti nuo žemės. Pradžioje jos tikrai labai bijos aukščio, nemokės laikyti lygsvaros ir tikrai bandys nuskristi, nubėgti ir dar kažką padaryti. Kartais net vėl šokti ant galvos. Kaip ir minėjau, dirbam tik tai 5-10 minučių į dieną, nepervarginam, pats nepervargstam, nes tikrai reikės daug kantrybės ir jos pačios nelaiko ilgai dėmesio, joms pradės atsibosti ir jos tiesiog pradės bėgti šalin. Kai jos pradeda nebijoti užlipti jums ant rankos, tada būtų galima pradėti viską daryti iš aukščiau. Sakykime, kelti ranką vis aukščiau ir aukščiau ir aukščiau. Tada višta pradės užskristi jums ir ant pilnos rankos. Kaip matot, baltoji yra pagrindinė, lengviausiai apmokama. Pilkai reikia šiek tiek laiko, kad ji įsidrąsintų, nebijotų, bet kaip ir minėjau, maistas yra visagalis. Kai ateis tas metas, kai vištos be problemų šoks jums ant rankos, reiktų pradėti mokyti kito triuko. Bandyti kažkaip leisti užšokti jiems ant peties. Taigi, pradedam. Reikia išmokti pradžiai, išmokti jas kažkokios komandos. Aš labiausiai mėgstu naudoti žodį op, 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 op. Ir žiūrėti, kaip į tai jos reaguoja. Aišku, dar nepaminėjau, vištos reaguoja ir į vardus. Aš daviau labai primityvius vardus. Čia balta, čia pilka. Ir kiti sako, kad galima išmokti jas ir prisišaukti vardais. Aš labiausiai prisišaukiu tiesiog atidaręs virtuvės duris ir jos jau yra prie manęs, tai nežinau jos vardą. Jų vardas tada jiems atrodo, kad durų atidarimas yra. Grįžtam prie treniruotės. Taigi, sekantis bandymas išmokyti užšokti ant peties. Reikia trumpinti rankos padėtį, nes ant rankos jos užšoks tada be problemų. Bet reikia po biškį trumpinti padėtį, kad rankos liktų vis mažiau ir atsirastų daugiau peties. Taigi, rankos sumažėja, patapšnoji petį ir višta jau čia. Jeigu norit abi kartu, jeigu turi 2-3, ištiesiam ranką, duodam daugiau ploto ir tada atskris abi. Bet kaip ir minėjau, tai neįvyks per dieną, 2 savaitę. Jums reikės tikrai daug laiko ir kantrybės. Reikia įvertinti, į kokį aukštį vištos taipogi šoka. Neverskit jų šokti į jūsų 2-metrinį aukštį ar dar kažko, nes višta gali nukristi, jai bus skaudu ir jinai tikrai nebenorės daugiau to daryti. Bet sakykime, iki jūsų
pilvo bambos, tai jinai tikrai be problemų gali išskristi. Aišku, jeigu labai nenutukinsit maitindami ir op. Na, kaip matus, šita liksvara laiko ganėtinai neblogai. Tik GoPro stovas vis daro savo. Kitas labai svarbus dalykas, jūs turite tapti jų dominantų, uždominuoti valdovų, vadovų, viršininkų, maitintojų. Jos turite jumis mėgti, o nebijoti. Jos turi laukti, kad jūs išeisite į kiemą, nes žinoti, kad jūs kažką gero jiems visada galėsite duoti. Aišku, dabar jos po treniruočių jau yra pavargusios, tai ir turbūt aš jų neprisišauksiu, bet vis tiek. Maisto noras nugali. Viena iš savybių, kad jos tikrai jumis pasitikė, jeigu joms padarysit šį veiksmą, jos atsitupia. Jos galvoja, kad jūs esate jų viršininkas, niekur nebėga, leidžia, kitaip sakant, įsivaizduoja, kad jūs esate kiemo gaidys, jų gaidys. Ir jūs čia vadovaujate, apsaugote, maitinate ir visa kita. Kalbant apie inventorių, šiuo momentu gyvenu ne Lietuvoje, tai pas mumis visai kitos oro sąlygos. Žiemos praktiškai nebūna. Jeigu ten būna kelios naktys su minusu, vištoms tikrai nereikia papildomų jokių šildymų. Paprastas medinis namas. Svarbiausia, kad ventiliacija būtų iš abiejų pusių. Galima lengvai uždaryti. Ir kad jų lakta būtų kitoje pusėje, kad neskersuotų jų ir nepertrauktų. Nes labiausiai visi paukščiai bijo ne šalčio, o būtent skersvėjo ir vėjų. Paprastos duris, kiti įsistato automatinės. Mes visada išleidžiam rytais, vakarais uždarome dėl viso ko, nes aplinkui yra lapių, didelių pelėnų, žiurkių, tai žinot, kad nerizikuoti. Viduje nieko ypatingo, kiaušiniai. Medinis pagalys, užlipimas visur, kaip ir rodžiau, tie patys milteliai, kad nesiveikstų jokie parazitai. Švaros priemonės. Vanduo keičiamas kas porą dienų. Vasarą, aišku, reikia keisti kasdien. Maistas. Kraikas. Vieni naudoja, kiti nenaudoja. Dar vienas dalykas, kurį padariau, nes mačiau internete, kad ir ganėtinai pasiteisinęs. Jeigu žinot, kad turit išvažiuoti vienai dienai ar dviem ir ne visada turit kas ateis, tai tiesiog jų pamaitinti, tai tiesiog toks vamzdis. Kanalizacinis, aišku, naujas, nenaudotas. Su alkūne pačioje prikratote maisto ir maistas vadovaujant fizikos dėsniais, tiesiog pabiški byra žemyn ir vištas iš apačios tiesiog valgo ir jūs žinosit, kad jos bus pamaitintos ir laukiniai paukščiai, jeigu jūsų aptvaras nėra gerai aptvertas, nesuvalgys jo visą. Taigi, kaip minėjau, aš esu ne ekspertas, tik mėgėjas, mokausi auginti, prižiūrėti jas. Jeigu turėsit kokių klausimų, norėsit patarimų, klauskite, tikrai atsakysiu. Ir jeigu turit galimybių, tikrai verta pabandyti. Laikas pakeisti požiūrį į vištas, matyti jas kaip tiesiog kotleto, kepsnio ar kiaušinių objektą, nes jos tikrai gali būti puikus augintinis, neturint galimybių turėti katiną, šunį, ar šiaip ieškant kažko kito. Ačiū, kad žiūrėjot.